Na tai sveikos merginos, štai ir aš, Ramunė iš Panevėžio ir rodau, kągi aš išsiuvinėsiu dabar. Kai prisimenat praeitam video, ruletė man išsuko štai šitą darbą. Tai yra žaisliukas, kalėdinis žaisliukas, dvipusis, bet aš nusprendžiau siuvinėti vienpusį, nes ant eglės pas mane vis tiek antros pusės nesimato, jisai nesisukioja lengvai. Tai vis tiek, tai aš galvoju, geriau du žaisliukus pasidarysiu. Ir dabar aš pradėjau siuvinėti štai šitą su berželiais. Siuvinėti pradėjau ir parodau, kiek aš jo turiu. Va, tai aš jo turiu tikrai nedaug, va štai tiek. Ir dabar galvoju, kažkokią užduotį reikės pasirinkti iš bingo, aš tikiuosi rasiu, ką padaryti ir tada su bingo užduoties pagalba aš siuvinėsiu toliau. Tai čia kol kas pastelinės tokios spalvos ir čia va žalios, tai yra eglutės jau matosi, kas čia dar matosi, nieko labai nesimato, pusnis matosi ir berželio truputį, bet dar nelabai aišku ir ryšku. Tai ką, šiandien beje yra pirmadienis, vasario 5 ir su šituo darbu pradedu savo naują siuvinėjimo savaitę. Tai pasimatysim galbūt rytoj, aš galvoju, šiaip pabandyti šią savaitę pasiuvinėti, ne pasiuvinėti, bet pafilmuoti kiekvieną dieną, kaipgi man pavyksta per dieną išsiuvinėti, pavyzdžiui, po kokį gabaliuką. Tai va šiandien vakare nežinau, gal ir siuvinėsiu, o jeigu ne, tai rytoj siuvinėsiu dieną, tai vakare vėl filmuosiu ir pažiūrėsim, kiek man išeina per vieną tą dieną padaryti darbo. Ar pavyks, pavyzdžiui, padaryti bingo užduotį, pasižiūrėsim. Ką, einu dar atsinešiu bingo lapą ir pasakysiu, kągi aš konkrečiai siuvinėsiu. Na, tai pasižiūrėjau bingo ir aš manau, kad aš imsiu štai šitą G1. Dizaine yra kažkas kartaus ar šalto. Tai šitam darbe šalto tai yra kas? Tai yra žiema, aš jums vatoj atidarysiu planšetę, bus geriau matyti. Va, tai šalto tai yra sniegas, yra šaltas, yra žiema, čia aiškiai yra žiema ir yra šaltis. Tai imsiu šitą bingo langelį ir darysiu 400 kryželių. Ir jau tada rytoj parodysiu, kaip man seksis pavykti tuos 400 kryželių. Tai iki. Na tai sveikos merginos, tai ką, šiandien yra jau antradienis ir parodysiu, ką aš nuveikiau per tą visą dieną. Tai siuvinėjau žaisliuką tą kalėdinį ir padariau štai šitas dvi užduotis. Dizainas yra kažkas kvadratinio, dizaine yra kažkas kartaus arba šalto. Tai ten yra žiema ir parodau. Štai, kaip gražiai pajudėjo man darbelis, čia gavosi 600 kryželių ir pažiūrėkite, koks grožis. Man tai labai patinka ir namukas, žiūrėkit, kaip gražiai jisai išryškėjo. Tik tai dar, aišku, nėra apvadų, bekstičio, bet ir jau be jo visai gražiai atrodo. Ir langai, va tie kvadratiniai, kurie yra užduotis su kvadratiniais langais. Ir tiesiog ir tas sniegas tikrai labai gražiai gaunasi, tokia maža pasaka, mažam žaisliuke, sakyčiau. Tai tikrai bus labai gražus kalėdinis žaisliukas ir galima ko gero tą schemą ne tik ant plastiko siuvinėti, bet ir ant medžiagos ir padaryti tokį apvalų faktiškai žaisliuką. Ir siuvinėti, jo dabar va mintis tokia, ant medžiagos galima būtų išsiuvinėti abi pusės ir tada jos gražiai sujungti ir gautųsi apvalus gražus žaisliukas iš medžiagos. Vau, kaip aš anksčiau nepagalvau. Nu, vienu žodžiu, dabar siuvinėju taip, o tada žiūrėsim, kaip atrodys, kaip šitą. Bet tikrai vaizdas man labai patinka, labai džiaugiuosi, kad aš tą rinkinį kažkada pirkau ir labai gražu. Pasižiūrėkit, kaip jum atrodo, man labai gražu. Na ką, tai šitą darbą aš padariau, pasiuvinėjau vieną dieną, vakar truputį pasiuvinėjau ir šiandien dieną. Ir dabar imsiu kitą darbą, tai yra mano šitos sakuros. Jau kaip minėjau, aš noriu jį judinti, nors ruletė jo neišsuko.
Bet aš dabar vėl esu nenamie ir negalėjau pasimti to didžiojo darbo, kurį ruletė išsuko nesvarumą. Tai pasėmiau šitą. Ir judinsiu jį po truputį, tik vėlgi dar nežinau, kokias užduotis aš pritaikysiu. Ieškosiu, kas man tinka. Blogiausiu atveju tai imsiu va šitą laisvę. Imsiu, daugiau nežinau, čia kažkaip pasaka širdis netinka, darbas netinka, meilė pora netinka, žodžiu. Įdomios užduotis šį mėnesį, tai ko gero, aišku, aš galiu imti bet kurį dalyką ir tiesiog imti dvigubą normą. Tai ką, palinkėkit man sėkmės ir jau pamatysite, kiek pasikeis mano šitas medis. Einu siuvinėti. Iki. Tai sveikos vėl dar kartelį ir šiandien jau yra ketvirtadienis, vasario 8 diena ir rodau, kągi aš padariau su savo sakura. Tai padariau 2 užduotis, tai viena šita buvo pilkinai kemsinė arba pasaka, tai čia dariau dvigubą normą 400 kryželių ir ėmiau šitą užduotį užgavėnės 300 irgi dvigubą normą. Tai 600 kryželių ir čia 400 kryželių. Tai va, tai iš viso gaunasi kiek? 1000 kryželių. Ir mano medelis štai. Ką galiu pasakyti, matot, jau perstačiau rėmą, dėl to, kad norėjau pabaigti va šitą va kampą medžio ir čia viršų reikėjo pabaigti. Ir ką aš jums galiu pasakyti, tai pasižiūrėkite, kryželiai visi jau padaryti, pusiniai irgi visi. Ir ką aš pradėjau, va, matote, jau pradėjau daryti backstitchų. Ir dabar galim pažiūrėti iš tolo, matosi, kaip išryškėja gėlytės, kur yra, va čia, matot, čia ryškesnių siūlų bekas padarytas, čia tokios, va, tie tokie išvedimai įdomus, tokie ilgi padaryti ir va čia visai nieko nedaryta, o čia jau padaryta. Ir pasižiūrėkit skirtumą. Ar matot skirtumą? Aš tai matau. Čia tarptų gėlių, ne, jos gyvesnės tokios, ryškesnės, va, kur yra apvestos, o čia tokios išplaukia visos. Tai tiesą pasakius, taip, jo. Tai va čia yra baltų siūlų darosi, o čia tokių rožinių siūliukų, bus dar kitais rožiniais siūlais. Ir šiandien jau pavargau aš šitą darbą siuvinėti, jau vakaras, tai kol kas padėsiu jį į šoną, bet kadangi liko tik backstitchus, tai galvoju, padarysiu. Bet aišku, čia nemažai jo yra dėl to, kad tai yra tose gėlytėse. Ne kiekviena gėlė apsiveda, bet o gal ir beveik kiekviena, net nežinau. Oi, atsinešiu, toj pažiūrėsim. Na va, atsinešiau schemą parodyti. Šitenas sagoje nelabai ryškiai kažkaip matosi, aš ten kaip persipiešiau ją. Tai čia va, matot, yra tom spalvom skirtingom, o pas man ten gavosi viskas rožiniam spalvom. Tai va, žiūrėkit, matot, beveik faktiškai kiekvienas žiedelis yra tavo backstitch'e. Pasižiūrėkit. Tai čia dar jau, oho, bus kiek. Kiekvieną žiedelį reikia va taip, arba va toks va bus, reiškia viduriukas siuvinėjimas, arba va tokie apvedžiojimai ir viduriukas siuvinėjimas. Ir pasižiūrėjau, gaunasi backstitch'o 1083 dygsneliai. Taip skaičiuoja. Nu, čia kaip kryželių skaičiuoja, nežinau, kaip sagas skaičiuoja. Nu, žodžiu, dar nemažai liko darbo, tai aš manau vis tiek kryžiukai visi padaryti, tai, nu, po truputį eisim į priekį. O šiaip man tikrai labai patinka vaizdas ir tas, kaip sakiau, visą laiką tas purumas gėlyčių ir dabar, kai atsiranda tas pagražinimai, sakykime, tikrai duoda tokio purumo ir aš manau, kai tas darbas išsiskalbs, tai siūlai dar labiau pasidarys puresni. Tai va. Tai dalinai baigtas darbas, liko tikrai nedaug palyginus ir žiūrėsim, kada aš jį pabaigsiu. O dabar einu ilsėtis ir rytoj bus jau penktadienis ir rytoj planuoju jau siuvinėti didįjį savo darbą, kurį išsuko ruletė, tai yra nesvarumas. Tai rytoj ir parodysiu. Iki. Na tai sveikos dar kartą ir šiandien jau yra penktadienis ir rodau jums darbą.
Tai yra Astos schema nesvarumas, kaip čia jums pakreipsiu biškį, palaukit, kad geriau matytųsi, taip parodysiu. Astos schema nesvarumas yra ir ruletė man išmetė būtent šitą darbą išsuko, tai senai jau jo nesiuvinėjau. Nu ką ten senai, man atrodo praeitą mėnesį, bet nu vis tiek, man atrodo senai. Ir mačiau, Asta įdėjo, kad viena moteris jau išsiuvinėjo šitą darbą ir turbūt jinai kryželius siuvinėjo, o aš siuvinėjau pusiniais. Na ir pažiūrim, ką aš turiu. Tai va, tai turiu jau tiek, čia jau pradėjau vat viršų ir va čia, taip, merginos čia mano jau truputį užsukau, nedaug, bet užsukau. Tai va, merginos rankos į pabaigą, va tiek turiu, dviratis ir čia apačioje matosi tas toksai, nu tas va, tai yra ratukas ir tie medžiai, namai, nesuprasi čia kas. Tai va, siuvinėjau aš pusiniais dygsneliais ir reikės jau šitais siūlais irgi atsikratyti, nes, nu, negražiai atrodo, ne? Nors man visai patogu, išsiuvinėjai, ištrauki siūlą į paviršių, va čia va, ištrauki ir paskui, kai užsiuvinėjai viską, tada tiesiog pasislėpė tie siūliukai. Aš beje siuvinėjau būtent taip, ne taip, čia rodau taip, kaip atrodo paveikslas, o aš siuvinėjau štai taip. Va. Siuvinėjau taip, pasidėjusi šešėlis kažkoks. Siuvinėjau taip, nes kitaip man netilpo į rėmą ir einu siuvinėti, reiškia, pusiniais dygsneliais. Tai štai čia va dabar pradėsiu tas rankas, bandysiu ir va taip va paimu tą, va, kiek čia dabar, kiek čia skaitosi, 1, 2, 3, 4, beveik 5 langeliai į viršų ir va taip va eisiu į šitą pusę ir baigsiu eilę. Aišku, kad pasiėmiau šitą bingo lentelę ir ten yra užduotis, ne, man atrodo, nėra užduočių, kad tiktų šitam darbui. Kadangi nėra, man atrodo, tai tada teks turbūt daryti dvigubą normą, nu tai aš jums ir parodysiu. Dar atsuku, kaip paveikslas atrodo. Netelpa visas man į kadrą, tai parodysiu va taip va. Tikrai gražiai gaunasi, man patinka rezultatas ir kadangi pusiniais darau, tai jisai man bus mažesnis negu kryželiais. Tai įdomus reikalas yra tais pusiniais siuvinėti, nes aš pirmą kartą faktiškai pusiniais, tai mano pirmas darbas pusiniais dygsneliais. Visai smagu siuvinėti, tik tiek, kad yra truputį, nu vis dėlto smulki medžiaga, bet aš siuvinėjau su lupa, tai man nieko problemų nedaro. Na ką, einu siuvinėti, šiandien yra penktadienis, jau vakarop, tai va reikia eiti siuvinėti ir norisi kuo daugiau šito darbo pajudinti. Tai iki susitikimo, kai norėsiu parodyti rezultatą. Na tai sveikos, šiandien jau yra sekmadienis ir rodau, kiek man pavyko pasiuvinėti. Tai pavyko vat, pasiuvinėti, čia vat, suknelės yra, kraštas suknelės padariau, va čia padariau ir rankas padariau, nes norėjau, kaip pasakyti, pasiėmiau užduotį, bingo užduotį, kad atsinešiu, parodysiu. Opa, taip. Perkūnas, audra, oro permainos. Tai čia pagal mane tai yra kažkokia vėtra kylanti, dėl to, kad tai mergina važiuoja su dviračiu ir tas suknelė parašiutas, jai toksai kaip ir prilaikantis ją nuo to vėjo. Tai ten reikėjo padaryti 300 kryželių, tai kadangi aš pusiniai siuvinėjau, tai aš dariau 600 dygsnelių. Taip, pusinių. Tai aš čia padariau ir paskui galvojau padėti tą darbą, imsiu kitą, bet paskui labai užsinorėjau pabaigti šitas rankas. Nes jau buvau jas pradėjusi ir tikrai buvo nedaug likę. Tai vat norėjau pabaigti rankas, tai vakar dar pasidėjau, pasiuvinėjau rankas ir kaip ir beveik pabaigiau. Tik čia dabar, aišku, iš arti tai nelabai matosi, bet čia dar truputį man liko. Vat. Nu, čia jau faktiškai baigėsi ranka ir čia jau prasidės tie parašiuto, suknelės parašiuto, va čia kur eina tokias virvutės, tai va čia jinai laiko tas virves ir ten eis toliau. Tai va, tai pajudinau, galiukus visus čia jau kaitaliojau, nes persidėjau, kaip pasakyti, įsidėjau šitą rėmą ant tokių kojų aš turiu, kaip čia jums parodyti, va,
Nu, vienu žodžiu, va, tai yra mano toksai rėmas yra, bet ir su juo labai gerai sukiojasi į vieną pusę, į kitą. Tai galiukus galiu užkišti, bet kai va čia yra kraštelis, arba čia, arba ten apačioj, labai nepatogu siuvinėti. Tai tada aš nusiimu nuo šito rėmo ir tiesiog užsidedu ant kito, kur galiu tada kilnoti paprastuoju būdu. Ir tada, aišku, tingisi kilnoti ir gaunasi va tokie siūlų plaukai. Na va, tai ką, paradariau tiek, tai va tokia mano savaitė buvo. Labai ačiū, kurios komentuojate, labai ačiū, kas spaudžiate laiką, labai smagu stebėti, kad jums įdomu. Peržiūrų turiu ir ką, baigėsi ši savaitė. Ir tiek mano darbeliui pavyko padaryti per šią savaitę ir pasižiūrėsime, kas bus kitą savaitę ir kokios darbai iškris ruletėje, tai jau pamatysite kitame įraše. O daugiau ką, geros savaitės jums, gero siuvinėjimo, gerų lygių kryželių ir susitiksim kitą savaitę. Ate.